Sveiki, mano vardas Ramūnas. Šiandien aš jums noriu papasakoti apie vieną mano sugalvotą būdą, kaip galima lengvai gamtoje be kažkokių specialių priemonių atsikratyti erkės. Kaip žinia, žmonės išvažiuojantis į gamtą, ypatingai šiuo metų laiku, rizikuoja pasigauti labai nemažą kiekį erkių. Kaip taisyklė, jeigu koks žygis, tai pinceto arba specialių priemonių po ranka nepasitaiko. Ir štai aš išradau prieš gerus 10 metų būdą, kaip paprasto pagaliuko, šapuko arba šito atveju degtukų ir dantų krapštuko pagalba ištraukti net pačią mažiausią erkutę. Reikia turėti pagaliuką, galima išsidrožti iš medžio, peilį, visą tai, kas dažniausiai žygyje po ranka pasitaiko. Čia mes turim improvizuotą erkę, demonstruojam, kaip tai darosi. Pasidarom savadarbį pincetą, skeliam degtuką per pusę. Ta reikėtų padaryti atsargiai, medis turi būti sausas. Tada darom improvizuotą skiestuvą, tam, kad užkabinti erkę. Toliau procesas labai paprastas. Priklausomai nuo erkės dydžio, taip mes ją užkabinam, ištraukiam skiestuvą ir sukam erkę prieš laikrodžio rodyklę. Erkė ištraukta.